kyla, blemba. Kaip atrodo gyvai visai kitaip jaučiu negu ant kameros. Vos, aha, gerai. Žinok, taip širdis kalatuose. Aš sakau, nežinau, kaip ant kameros persiduoda visą tai, bet gyvai tai atrodo, kad vienas bum, pirtis kažkieno namo subirės. Ačiū Dievui, kad kaimynų nėra namuose. Nes čia nepasieks šito. Paleisti, pakelt reikia turbūt. Ar gerai nureguliuotas riauka? Maždaug per vidų yra. Leidžiam! Galvojau, kad nebus taip gerai. Rimtai? Nu, ta prasme, žinai, vis tiek gyvenime taip jau nutinka, kad visko taip biškelį tvarytė kokią užkabina, tai dar gal biškelį ten polių kokį. Atrodo viskas visur gerai, bet kažkur tai turi vis tiek toks. Tai kažkas susigauna, tai kažkas gal ten virvė kokia susisuka, o viskas gavosi preciziškai. Ot, ne veltui pas mane pravardė ir užrašytas telefone Edvinas Precizika. O taip. Nes viskas pas jį preciziškai, iki smulkmenų. Pats pribėga, kiekvieną milimetrą pasižiūri, ar tvarkoj, netvarkoj. Vertas pagarbos. Stengiamės. Tikrai taip. Ačiū. Noras šokti į vidų. Vidų dar kvepia šviežią medieną, žinai tas. Sakau, ilgis jau negalėjo būti didesnis, nes svoris dar padidėtų ir to pasiekojo kranas būtų nepakėlęs. Sako, dar 1,5 metro, jeigu toliau reikėjo būtų pastatyti, būčiau jau nebegalėjęs. Jo, tai čia viskas taip. Nu, matai, precizika. Aš nežinau, galvoju, gal Edjusta reikės pasviras brūkšnys precizika pervadinti ar kažką. Tokį, gal rebrandingą padaryti. Rebrandingą tokį padaryti, smulkų. Ja, kaip ir ko buvo labai madinga, tai precizika dar iš šitą. Sergėjau? Taip. Kaip emocijos? Jo, norėjau paklausti, bet jau užbėgiau iki mažakių. Wow, tu žinok, aš jaučiuosi kaip po treniruotės, emociškai, gal netgi kaip po varžybų, aš taip norisi susmukti apačią. Keliai linksta. Jo, aš čia žiūriu, tie centimetrai, bum, ir aš filmuoju dar pats story, žinai, dėt noriu, sakau, kaip gerai, kad, sakau, kaimynų nėra, sakau, nereikia jiems stresuoti tiek, kiek man, žinai. Ir čia ateinu iš šito kampo pafilmuoti, žiūri, kaimynas išlenda. Labą dieną. Ką vyrai darot? Sako, aš čia, sako, namuose sėdžiu, sako, girdžiu, sako, šaukia, rėkia kažkas. Sako, išeidu pažiūrėti, kas vyksta, sako, žiūriu, kažkoks namas virš mano namo, sako, kabo. Taip, nu fantastika. Šiaip nemeluosiu, aš irgi labai jaudinosi ir mačiau, kas čia vyksta. Kranas labai didelis, atstumas krano ir saunos pastatymo vietos buvo irgi labai didelis, bet įveikėm šitą iššūkį ir vienu žodžiu viskas pavyko, stovi gražiai, nuostolių nepadarėm. Svarbiausia. Ja, nuostolių nepadarėm nei namui, nei kaimyno tvorai, nei kaimynai. Aš pasakysiu atvirai, kad iš pat pradžio aš tikrai 100% buvau įsitikinęs, kad mes... Kad bus nuostolių? Kad mes kalbėjom, kad
projektą pasidarysit pas save gamykloje ir čia atvešite čia iš nulių statys, nes čia kaip ir neįmanoma, žinai, aš galvau pervežti, bet jūs sakat, kad nieko nėra neįmanoma. Nieko nėra neįmanoma mums, ir jūs tai jo. Tai... Jeigu jūs mėgstat challenge'us, tai... Taip, hiperbolizuot gal nesinori, mes kuklų žmonės, bet karkasinės plytelės surinkimas vietoje yra labai ilgas procesas. Taip. Nes karkasą pastatai, tada dedi vatą plėvelės, apkali, kol dailylentėm, kol viską lyginai. Sąlygos oro labai priklauso, nuotaika darbuotojų, daug visokių sudedamųjų dalių, ir plius triukšmas ir visa kita, ir mes esame iš Varėnos, Sergejus gyvena Vilniui, tai važinėjimas ir panašiai, tai mes to labai nenorim, esam keletą kartų darę, bet šiaip meilės tam labai nejaučiam, o pas mus pagaminti, čia atvežti, pats buvai pas mus gamyklai, matyti visą procesą, buvo labai faina ir miela tave visada pamatyti ir panašu, kad įgyvendam tą svajonę tavo. Einam į vidų gal? Einam į vidų gal. Aš labai norėčiau pamatyti, kaip jinai dabar iš vidaus atrodo. Einam į vidų. Tai galutinis variantas yra. Tai ką, Sergejau, užžiūrėkime? Ačiū. Eik, tu savo, kaip gerai kvepia, negi jo? Tai kaip ta termomedina turi savo kvapą. Jisai man toks, vieniem primena tabako kvapą, kitiem primena šokolado kvapą. Bet... Nežinau, o tau turbūt pirties kvapą primena, ar ne? Pirties kvapą ir kaip visą tai atrodo. Eik, tu savo, kaip gražu. Jo, čia dušas, kuriame reikės apsiprausti prieš ir po ir per ir panašiai. Fantastika. Čia kriauklė, kai buvo numatyta. Taip. Juoda, jo. Numatėm, kad apsiplauti rankas pasiruošti. Čia tos revizinės durelės, kurios užsidarys. Čia sumontavom tą televizoriaus laikiklį. Televizorių irgi, žinau, esi perdavęs mūsų meistrui. Mes jį neužilgo sumontuosim. Čia tie ledai labai fainai švies, dabar tik tai, kad neįjungti elektrą, negaliu pavaizduoti, bet mes rodėm pas mane ten gamyboje. Tada ką, muzikytė, kas labai fainas akcentas, žinau, kad tu mėgstai ten tuos gongus, bongus kažkokius tai. Na ir ką, gal užeinam į pirtį? Užeinam į pirtį. Prašau. Prašau, užeinam į pirtį. Eik tu savo. Geras, ne? Čia visai dar kitoks kvapas. Jo, čia kvapas yra truputį kitoks, nes sienos yra termomedienos, o gultai, kaip kalbėjom, yra iš termobačių pagaminti. Tai vat yra subtilus tas toks kvapas. Bet pala. Tas gultas, aš parodysiu, jisai išvažiuoja užlipimui. Jo. Ir tada... O vietos? Taip. O vietos pilna. Čia atsidaro. Kai gerumo. Geras. Taip, čia apsiprausti pačiam, gultam, prisipilti kibirėlį, kur vantas laikysi, kažkokią tai tarą užmerksi ir taip toliau. Taip, panaudojimo būdų yra labai daug. Ir šiaip, jeigu taip nuoširdžiai, tai manau, kad tai yra būtinas dalykas, turėti maišytuvą pirties patalpoje yra kažkokia fantastika. Ir labai patogu, negi tuose momentuose, kai jau atrodo dar norisi pabūti, bet jau nuovargis ateina ir prasipilti, galvą šaldyti. Kojas apsipraust, kaip mėgsta pirtininkai atsisėdė. Jo, labai geras dalykas. Taip, užsidarinai ir vėl mėgaujasi toliau. Jo, tai čia susimontos krosnelės pultelis, kur galėsi mechaniškai valdyti, taip pat galėsi tą Wi-Fi'aus pagalbą, kas tau yra tikrai labai aktualu. Na ir ką, ir turbūt tiek, čia galbūt baldelį kažkokį pasistatyti. Čia jo, statysime baldelius aplink televizorių, kad galim būtų atsisėsti, tos pačius arbatėlės atsigerti, pailsėti. Ir pasižiūrėti kovas pačio, ne? Taip, galbūt ne pačio, galbūt panalizuoti ateinančius priešininkus. Taip. Iš pirtelės, žinai, atsipaldavo, žinoti, kur, kaip, ką numatyti ir bum, jau tada pasiruošti eiti kovą. Fantastika. Jo, o čia sumontavom, kas irgi labai svarbu, aišku, čia lysti nereikės, tik tai vieną kartą praktiškai gyvenime parašėm, kas yra kas. Yra elektros atjungėjai, nuotikių relė sumontuota, kiekvienas apšvietimas turi atskirą automatą, viskas padaryta taip, kaip namuose būna padaryta, tai kas yra privaloma pagal šiuolaikinius visus standartus. Tai va yra faina, juodos durelės, viską derinam, kad būtų juoda, juodi jungikliai, juodos rozetės, viskas juoda, tik tai tavo gyvenimas yra šviesus. Edvinai, aš noriu pasakyti tai, kad jūs realiai, kaip praeitą kartą sakiau, kad perspėjot patys save. Tai tiesiog tai, ką aš matau, aš tiesiog esu šokė. Iš gerosios prasmės šokė ir aš
Dabar čia stovi, žiūri į tą didžiulį langą ir jau įsivaizduoju, kaip aš atsispaldęs ateinu, atsisėdu, čia muzikėlė ta groja, arbata kaista, aš atsėdu, pasižiūriu, čia gal vaikai bėga ramiai, aš duris įsitaręs savam pasaulyje. Taip, taip. Ačiū Jums labai, duokit iš Jūsų apkabinti. Tai malonu, malonu. Tai Sergėjau, dar kas yra labai svarbus dalykas. Pirtelė iki šiol buvo dar mūsų. Kaip brokeris, visai. Tai pirtelė dar buvo mūsų, o nuo šiandien ir nuo šio momento jinai tampa pačia. Tai prašom, jo, saugoti ir prižiūrėti. Ačiū. Jo, labai malonu. Labai. Labai malonu.